ramiau per gulinčius, ačiū. Gerai, sveiki, aš esu Lolita iš Unreliable komandos. Tai vat, šita mašinytė yra iš tikrųjų iš Kauno. Jinai atvažiavo iš Kauno gyventi į Vilnių ir jo, iš tikrųjų šitą mašiną aš nusipirkau jau pilnai paruoštą driftui. Tas yra labai smagu, nes tikrai nereikėjo labai daug prisidėti prie jos techninių darbų, tačiau iš karto nusipirkus jau nukabinau buferį. Vienu žodžiu, reikėjo keisti buferį, jau matos susateškim, jau prizatečintas buferis, tada nuvėliau sankabą, reikėjo keisti sankabą, nemoku perjunginėti pavarų, taip sakant, pedalus spaudžiat. Išmoksim burniautai. Tada iš tikrųjų šita mašina eina link sport paso, jinai jau šią dieną turi sport pasą, bet dar techniškai netvarkinga. Reikia truputėlį porą detalių pasidaryti, tai truputėlį pro kėbulą prasibėgti, nes jinai turi truputėlį tokių įskilimų, kurios reikia pasitvarkyti, nes pats kėbulas turi būti kaip kiaušinis nulietas. Einam link to, kad Andrius Mad Metal įdėjo man lankus ir jau iš tikrųjų mažai telikę ką jau pasidaryti joje. Ten tokios smulkmenos kaip vamzdukus pasikeisti ir visa kita. Tai čia jau galimai kitą savaitę aš iškeliausiu į regitrą, į tų plytą. Tai galbūt jau išeisime su patvirtinimu, kad aš jau galiu techniškai tvarkingai eksploatuoti savo automobilį į treniruotės. Tai susitiksim greitai. Tai komanda suprojektavo mano stabų liverį, kuris labai puikiai derėtų prie mano kompakto. Kasparas atidavė savo ratlankius. Tikrai labai daug visokių įdomių projektų, kūrybinių idėjų, kuriomis pasidalino su manimi, mano komanda, tai matote jos rezultatus ant mano mašinos. Kaip sezono atidarymas? Sezono atidarymas, tai žinoma, nuo mūsų evento prasidėjo, kuris vyko Marijampolėje. Tai labai smagu buvo, iš tikrųjų labai smagus renginys, labai daug žaidimų susigalvojame. Trasa, kurioje pirmą kartą pasibandžiau piešti aštunkės, tai neišpešiau visiškai trasos. Vadinkime, ta aštunkė buvo dvigubai padalinta per pusę. Su vasaros atidarymu mes priartėjome prie vasaros uždarymo, kas man yra labiausiai įsimintina iš viso šito dalyko, nes to, kad tikrai buvo žymiai trasa didesnė. Mano akimis šiek tiek truputėlį ir profesionalesnė, nes tol, kad ne tik buvo aštunkės, vienintelis dalykas, ką galėjai daryti trasoje, bet aš manau, ir įsibėgėti, ir susirinkti greitį, ir prisistabdyti, ir saulytę išsipiešti, ir aštunkę. Vairavimo techniniai dalykai iš šitos pusės, kad daug daugiau reikia techniškumo, suvokimo. Realiai jausti pačią mašiną ir tiesiog Nemuno Kačerginės žiede, iš tikrųjų man pavyko, žinokit, keletą kartų išpiešti trasą ir aš esu žiauriai laiminga dėl to. Tikrai progresas labai matosi didelis per šią vasarą padarytas. Žiauriai džiaugiuosi. Ant kem tai iš viso tobulą. Žinokit, po uždarimo mes lekiam į Matsūrį, tai Matsūryje mes uždarėme sezoną apskritai drifto Lietuvoje. Po to mes išvažiavome į N-Cam. Pirmas mano išvažiavimas tai buvo labai toks liūdnokas, nes slidinėjau visur, nieko nepavyko man padaryti. Visur spininau. Bet žinokit, kai pakeitė padangas, tai žinokit, nubaudžiau save ir trasą. Tobulai tiesiog išpiešta. Kaip pirmam kartu tai yra tiesiog tobula. Nieko negaliu sakyti. Su ją kitą sezono naujo bus tai, kad jinai turės sport pasą legalų. Šiaip iš dizaino pusės aš nelabai planuoju, ką keisti joje, nes iš tikrųjų jinai man yra beproto graži, kokia yra šiai dienai. Tikrai kiekviena detalė man daug ką reiškia. Joje tik tai sakau, tas tokias dalis, tokias iš mašinos pusės, tokius dalykus, nematomus dalykus pasitvarkyti. Dizaino prasme tikrai nieko nekeisiu, nebent lipdukai pasikeis. Progresas labai didelis padarytas per vieną sezoną, tai aš manau, kad tikrai yra kur tobulėti, vis tiek, tikrai tai yra ne pro lyga, tai yra vis tiek beginnerio lygis, streetas, tai
galbūt susitiksim ir pačiam stryte. Nu, bus matyti. Sveiki, aš Rapolas, čia yra mano mašina, BMW. Tai šį sezoną aš čia nusipirkau, buvo 2.5 automatas tvarkingas, jos vardas Krzysztof, jo vardas Krzysztof. Ir šį sezoną planas buvo tiesiog važiuoti, bet susidėjo ir bodis ir šiaip realiai supirkta beveik visi dalykai customizing bodžiui, tai tas pats bodis, šitas, taip sakant, antakis, veidrodėliai, spoileriai jau beveik pasigaminau ir važiavau Unreliable evente ir biški šiaip važiuojant sutikom teisėsaugą ir sezonas pasibaigė truputį anksčiau, bet šiaip sezonas buvo tikrai geras, tikrai daug važinėjau, man atrodo 10 000 prisukau kilometrų, susidėjau realiai viską, ką norėjau. Jo, tai per žiemą planas realiai nusidažyti bodį, šiaip viską padaryti vienos spalvos, ar tai bus tik tai bodžio dažymas, ar tai bus visos mašinos perdažymas, dar nežinau. Gali kilti toks klausimas, ar bus white bodis, tai kol kas nebus. Jo, bus visas maintenance'as padarytas, visi skyšiai, visos gumos ir tada bandysim patekti į next levelį. Sveiki, aš Rokas iš Team Unreliable, prie komandą prisijungiau visai neseniai. Jo, vibai labai nice, gražios mašinos, geras driftas, viskas labai nice. Sezonas prasidėjo pavasarį, kai aš šitą mašiną ir įsigijau. Paskui važiuojant per gulintį išplyšo tiltas, tai reikėjo pridėti biškį rankų prie to. Pridėjom rankų ir tada mašina lėkė labai neblogai. Dalyvavom Unreliable drift partiją, buvo labai smagu, tikiuosi dar tokių eventų ir jo, šiaip sezonas labai nusisekęs ir labai looking forward į sekantį. Pirmai šitai mašinai reikia bodžio, tai bus uždėtas bodis, fenderiai priekyje, skirtai, gale, spoileris. Tada ultimately reikėtų ją ir nudažyti. Ir tada tolimuose planuose jau yra turbina, bus turbo plyta, kaip visi žinom, geriausias variklis. Tai jo, irgi labai looking forward. Fuck, lėktuvą. Alio, skris, greičiau. Šitas mažiukas kažkoks. Sveiki, aš Kasparas ir dabar kalbėsiu apie kregždę. Tai sveiki, aš Kasparas. Aš esu drifteris. Drifteris be smegenų. Tai gal pradėkim nuo mūsų atidarymo evento, ne? Kuris Marijampolėje vyko. Labai gerai ir tikrai labai smagiai pavyko suvažiuoti. Kregždė, kaip visada, klasiškai gavo damage'o. Tai šiek tiek priekį palankščiau, blokus patepinau. Bet
šiaip labai gerai, didesnį damage'ą be šito nebuvo. Po to buvo Macuris, tai Macuris irgi labai smagiai susivažiavo. Kregždė išgyveno, į tą Macurį dar savo hodų lėkėm. Tai visai gerą trypą tokį atlaikė Kregždūnas. Neatsimenu, aš priekį nunešiau ar nenunešiau per šitą Macurį? Visiškai priekio nebeliuko. Nu jo, gerai, priekį nunešiau irgi. Bet parinukai viskas tikrai labai smagiai, labai gerai praėjo pas Macuris. Tada buvo Monsterio renginukas va. Padarėm kolabą su Commune DIY. Skeiteriai tiesiog su skeitais šokinėjo per visą Kregždę. Tai ant stogo padarė tokią kaip reilą ir labai gražiai slaidino per Kregždę. Per šitą renginuką sugebėjo iškulti galinį langą, priekinį langą. Kapotas, priekinis, galinis. Kapotą visą sulankstė. Nu, nes man patinka, kaip atrodo, pats vaibas, žiauriai vaibas šiaip. Patiko visas vaibas, nors ten biškai apdaužė mašiną minimaliai, bet labai smagiai, labai patiko. Tai va, dar tada važiavau Klaipėdos etape su Lolos kompaktu. Pavyko užimti 5. vietą iš kažkur 60 su biškių dalyvių. Tikrai visai praudė su savimi. Dar Klaipėdos etape neblogai nutepinau kompakto kampai blokus. Top 8 iškritau prieš jo ir tai komandos narį ten, kuris buvo užsibombinęs labai gerai savo mašiną, kas ten Vaškė buvo, atrodo, kiem 6. Ir su sėmiais lėkė. Tai su paprastu kompaktėliu 2.0 ir paprastom padangom, tai ten jau sunku buvo kažką įrodyti prieš jį. Nugalėjo, bet bendra pozicija labai patenkintas likau. Tada sezono uždarėme, darėm kolabą su Ring Challenge'u. Pakūrėm eventuką su didžėjais šerykloje. Tenai Kregždė irgi klasiškai, šiek tiek nukentėjo. Kiek atsimenu, su kažkokiu bičiuku, kuris kem 6 vairavo, su jo porinius važiavau. Šiek tiek per arti jį rėmiau, tai ištaškiau priekinę lempą, ūsą visą vėl sulankščiau. Jo, pat beros visas toks damage'as. Bet irgi labai patiko eventukas, smagiai pasivažinėjom, nors ir trasa nėra labai pati šeryklos įdomi, bet visai tokį įdomesnį konfigą ištraukėm padarėm. Po savaitės iš karto buvo Macuri sezono uždarimas. Šį kartą Macuris papuolė per lietų. Tai buvo visai daug bulvių išarta. Čia, sorry už šitą, tikrai nespecialiai tai dariau. Starto teisėjas sako, ten va prie skarbonkės, ten to posūkio, ten šiek tiek slidžiau yra. Šiek tiek, aš ten biškį prisistabdžiau, bet neužteko to, iškart iš trasos išlėkiau, visą mašiną molė, viskas purvina buvo. Bet jo, ant šlapio tai visai patiko, ir su Jankiu, ir Šiaulių meru pasiramstėm labai smagiai. Dar kas labai patiko, kad va ir su Niknaku daug rūnų pačių padarėm. Iš pradžių nežinau, kad tipo su jo važinėjom, ten va porinius, taip toliau viską, kad iš paskos važinėjo. Tiesiog juodas. Jo, kažkokį, ne juoda, ten gal rudesnė, tokia ar tamsesnė, gal ir juoda. Jo, kūpas tokia buvo. Jo, toks visiškas drift misailas. Po to pasirodo, Niknakos ten važinėjo, taip toliau, dar šiotautą dėjo, sakė, labai patiko, viskas smagu buvo. Tai pusę dienos praėjus, lietus baigėsi ir ant sausio pasidraskėm šiek tiek. Bet jo, bet tada per Macurį lūžo pusašis, bet nieko, greit susiradom kitą, pasikeitėm vietą ir toliau gazavom. Kaip nekeista, priekis nebuvo nuneštas Kregždės. Kokie tavo planai dabar yra su šitą mašiną kitam sezonui? Oi, labai dideli planai kitam sezonui su ja, žinok. Darysiu lygiai nieko. Daug bus pasikeitimų. Ne, šiaip nežinau, gal kokį liveriuką, kad kažką pakeisti, taip toliau ten smulkus darbelį, bet šiaip paliksiu kaip yra. O tokį fankarą. Nes kitam sezonui yra šiek tiek kitokie planai. Parodom? Parodom dabar. Opa! Tai va, kol kas toks hintas. Daugiau nieko nesakysim kol kas. 2.5, viskas. Karoči, patiko. Sezonas vo.